Sveiki gyvi! Jums būtinai tą reikia pamatyti. Žinot, kur esu gyvūnų prieglaudoj. Reikia šiltų namukų. Reikia suremontuoti stogą. Reikia sutvarkyti elektrą. Daug ką reikia padaryti. Čia va stogas leidžia. Paskatukų stogas leidžia. Šviesos nėra. Galybė darbų. O iki švenčių nebepilni 2 mėnesiai. Mes sugalvojam tokį dalyką. Susibūrėm į krūvą keletą Šiaulių įmonių, kad padėti Šiaulių gyvūnų globos namam. Taip, tema jautri, bet mes galim. Mes turim, yra kam, kas neturi, kam reikia pagalbos. Atvažiavom, apsižiūrėjom, apsišnekėjom, ko reikia, kiek reikia. Situacija tikrai nėra iš geriausių. Bent kažkam šventę padarysim. Ir tai dar ne viskas. Dar važiuosim aplankyti senyvus žmonės, kuriem yra sunku, kurie turi tik ant mokesčių ir vaistam. Padėsim ir jiems. Viso pasaulio neišgelbėsim, bet ką galėsim, tą padarysim, pasidalinsim. Šiek tiek parodysiu. Reikia patvarkyti pečių. Reikia patvarkyti elektros instaliaciją. Reikia patvarkyti stogą. Reikia šunim bent kelių naujų namukų. Taip, iš išorės atrodo viskas gražu. Bet viduj tai būklė iš tikrųjų, sakykim, taip apgailėtina. Bet yra ir žmonių, kurie ant kalėdų stalo gali sau leisti tik tai lėkštę sriubos ir obuolį. Tai mes savo ruoštų keletas įmonių taip pat kartu su mumis prisidės prie to, kad pas kažką kalėdų stalas būtų gausesnis, kad kažkam per kalėdas vanduo ant galvos nelašėtų. Ir viską jūs pamatysite. Kodėl aš čia rodau? O todėl, kad galbūt mūsų pavyzdys įkvėps ir kitus pasidalinti su tais, kuriems to tikrai labai reikia. Ačiū Jums už dėmesį. Jūs lygiai taip pat galit prie visko prisidėti.